Holsvinter Rally apžvalgą pristato mobiliojo ryšio operatorius Eurocom. Norite gauti jūsų poreikius geriausiai atitinkantį mobiliojo ryšio pasiūlymą? Susisiekite su mumis. Left free fast. Sveiki, startuoja 2011 metų Lietuvos ralio čempionatas. Pirmasis etapas Holsvinter Rally 2011. Jūsų dėmesiui net 30 minučių ralio bolidų, garsių lenktynininkų, minios žiūrovų ir daug žiemiškų greičio ruožų. Sausio 27 diena, ketvirtadienis. Tęstinis greičio ruožas būsimiems ralio dalyviams leido iš anksto susipažinti su ralio regiono kelio dangos ypatumais bei išbandyti savo automobilius sportiniu režimu. Greičio ruožo, kurio ilgis buvo 5,5 km, pirmieji įvykė Janis Feldmanis su Andris Jese, antri atlėkė Andis Neikšans ir Peter Dzirkals, treti liko Martinas Samuitis su Ramūnu Šaučikovu. Sausio 29 diena, šeštadienis. Šaltą žiemos rytą prie starto linijos stojo 97 ekipažai iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Rusijos bei Ukrainos, kurių laukia techniškai skirtingų konfigūracijų greičio ruožai. Toks didelis dalyvių skaičius liudijo, kad šių metų Holsvinter Rally tapo pačiu gausiausiu žiemos ralio etapu nuo pat 1994-ųjų. Lenktynininkai varžėsi 12 greičio ruožų, kurių bendras ilgis 115 km. Lenktynėse, kurios yra 3 varžybų serijų Lietuvos ir Latvijos automobilių ralio čempionatų bei Baltijos šalių žiemos taurės oficialus etapas, startavo 53 Lietuvai atstovaujantis ekipažai, 26 automobiliai iš Latvijos ir kitų šalių ekipažai. Tarp pastarųjų buvo net 7 ekipažai iš Lenkijos, kurie pristatė naujovę Lietuvos ralio čempionate debiutuojantį Super 2000 kategorijos automobilį Škoda Fabia S2000, kurį vairavo žinomas lenkų lenktynininkas Maciej Režnik su šturmanu Premislav Mazur. Lietuvai atstovavusių lenktynininkų sąraše daug garsių pavardžių. Tai praėjusių metų Lietuvos čempionai vairuojantis greičiausius automobilius. Rokas Lipeikis, Martinas Samuitis, nekalėtesni Vytautas Švedas, Dominikas Butvilas, Martynas Samsonas bei Saulius Girdauskas, vairuojantis mūsų šalies ralio trasoje senokai bematytą Škoda Fabia VRC automobilį. Po metų pertraukos į Lietuvos ralio čempionatą sugrįžta ir pats Holsvinter Rally 2011 organizatorius Benediktas Vanagas kartu su naujuoju šturmanu Mariumi Zaikausku. Jis tapo praėjusių metų pabaigoje suformuotos Lietuvos Subaru komandos pagrindiniu pilotu ir vairavo naujausio modelio Subaru Impreza VRX STI automobilį ir gynė Subaru Pitlane Rally Team garbę.
Holsvinter Rally 2011 pirmasis greičio ruožas parodė, kad Latvijos atstovai šiemet buvo nusiteikę kovingai ir iškart šturmavo lyderių pozicijas. Kaimynus pavyti mėginusius lietuvius persekiojo nesėkmės. Jau pirmajame greičio ruože sugedo Vytauto Švedo automobilis, netrukus iš ralio pasitraukė dar keli greiti lietuviai. Nepasisekė Joanai Survilaitei, Deividui Jociui, Ramūnui Čepkauskui, Tomui Stabingiui ir kitiems ekipažams. Po 6 greičio ruožų lenktynininkai rinkosi serviso zonoje, kurioje mes juos ir pagavome. Važiuoti tai iš tikrųjų labai patinka, labai gerai. Faktas, kad smagu matyti labai daug žiūrovų. Mes savo ruoštų galbūt šiandien nesame greiti, turime tam tikrų komunikacijos bėdų, bet aš pats seniai važiuoju, iš tikrųjų seniai važiavau su sportiniu automobiliu, tai vis atrandu kažką naujo. Sekasi gerai. Viskas pagal planą, sakyčiau. Važiuojam savo tempu, pažiūrėsim kitą sekciją, kaip seksis. Dabar pasikeitė šiek tiek starto pozicija, tai bus šiek tiek kelio danga kitokia. Tai pažiūrėsim. Nenustebino, kad Latvijai kol kas 5 pirmas vietas užima, tų po jų? Nelabai iš tikrųjų nustebino, nes Latvių lenktynininkai tikrai yra puikus ir šitose keliuose jie yra jau buvę daug kartų, tai jie irgi gerai žino apylinkes ir to ir tikėjomės iš tikrųjų, kad su jais bus kova didelė, ypač pirmam dešimtuke. Rezultatas iš tiesų visai neblogas, kaip žinant, kad čia mano pirmas varžybos tokio lygio. Dar davidinėjom mašinos parametrus ir bus matyti po finišo, kaip bus. O pats automobilių jau apsipratęs, pilnai jau? Jau dalinai apsipratęs. O kaip to pačiam trasos? Trasos labai geros konfiguracijos, yra pavojingų vietų, kurios reikalauja labai didelio atidumo. Galim sakyti netgi, kad tikslas stenogramos užrašymo ir manau šitose greičio ruožuose pasimato tikri geri vairuotojų ir šturmano užrašai. Visai nesiseka, nieko. Kodėl? Nežinau. Iš tikrųjų problemų prisidarėm testuodami mašiną, sulaužėm greičių dėžę, dirbom per naktis, per dienas, kad paleis automobilį, paleidom ir praktiškai jokio testo nepadarėm. O šiandieną išvažiavom, kol kas nesuprantam nei apie starto programą, nes nesigauna išvažiuoti iš starto. Staigiuose posūkiuose gesinasi, rankinį užtraukus mašiną, praktiškai visur stojam. Tiesiog turim padirbėti normaliai, 30-50 km greičio ruožų padirbėti su programuotoju, sudėti viską taip, kaip, tarkim, ten važiuodavom anksčiau. O šiuo metu nauji visi kompiuteriai, kadangi viskas perdaryta, tiesiog įpūtėm švedo programą, kurią naudoja kažkur ten pasaulio čempionate. Ir matau, kad per nervuotas automobilis, per kietas, šokinėja, daug visokių klaustukų. Padarėm klaidą iš tikrųjų vienam greičio ruože, tai tas nemažai kainavo ir laiko ir turbūt susikaupimo po to pritrūko sekančiuose, nes ketvirtam įvažiavom per greitai į posūkį ir tiesiog nuplėšėm galinį bamperį ir duslintuvą, tai nežinau, kaip čia toliau seksis, žiūrėsim. Viskas super gerai. Jeigu buferiai mažiau lūžtų, tai iš viso gerai būtų.
liko tik porą bėgių, davažiavom porą greičio ruožų ir po trečio nusprendėm, kad jau nebelaužysim bolido. Tai grįžom čia nuliūdę. Būsim žiūrovais dabar. Gerai, važiuojasi, turbūt techninių problemų turėjom, bet sutvarkėm, viskas gerai, dabar greitėsim dar. Pavysit Latvius gal? Nu, stengsimės. Bet su jais nelenktyniavom, iš tikrųjų. Kaip trasos jums? Trasos superinės, iš tikrųjų, visokių ir plačių, ir greitų, ir šokinėjom be galo daug. Tai žiūrovams irgi turėtų būti vaizdų gerų. Po kelių minučių reklamos sugrįšime į antrąją lenktynių dalį. 10, labais 5 plus, 60, tramplīns 50, tramplīns 40.